Ciao, ciao, bella mia, amore, finamente. Pagaliau, nors vieną kartą galima pasidžiaugti. Šiandien buvo neįtikėtina diena, nes... Ar aš eisiu valandą ir bėgsiu? Godintas, you can. Čia buvo wow, šiaip šios dienos top dalykas. Pasirašymas vyksta. Liusė laukia tiesiog starto. O mes jau prisirašėm daiktų. Nu, mano jau spalvos aišku, kas čia dominuoja. Vytautai, nieko netrūksta čia pas tave. Kur akinukai? Kur mano akinukai? Visus namus išverčiu, niekur nėra. Gali savo senus paskolinti. Aš turiu tų senų akinuką, bet visi rasuoja. Greitai užrasuoja, tai aš nematysiu per plauk. Nu, tai ką dabar važiuoti pirkti akinių? Ne. Tai gal sportas galėtų paremti rytoj tau duoti akinius. Ir tu nufilmuosi juos. Kaip nors. Kaip nors. Ieškam rėmėjų akiniam naujų. Taip, kad nerasot. O jau kėdukai nauji šviečia, net neišbandyti ar išbandai? Ar prasibėgai su naujais O kėdukais? kam? Taigi nauji. Nereikia. Nereikia purvinti. Kaip švari grandinė greičiau rieda, tai ir švarūs kėdai greičiau bėga. Pažiūrėsim rytoj. Pasiruošimas vyksta. Lipdukų klijavimas. O Vytautai, ką valgom? Kiek gėliukų imti? Vytautas žino atsakymus į visus klausimus. Dar per daug nemačiau, bet valgyti reikia ir ant dviračio ir bėgime vis tiek čia bent 2 valandas tiesiog užtruksim. Aš ant dviračio imsiu skystą maistą, o bėgime, manau, 2 gėliukus valgys. 2 netgi nemažai suvalgyti bėgime turbūt, ne? Tai vienas tik pradėjęs bėgti ir vienas kažkaip 5 km. Vis man. O tu negalvoji, kad reiktų dviratį nusiplauti prieš varžybas? Ne. Aišku, kad reikia. Taigi švarus greičiau rieda. Aišku, reikia. Jis bus švarus ir greitas rytoj tikrai paruoštas. Nusiplausiu. Gerai. Vardą, jau kad nufilmavai, tai nusiplausiu. Gal ir langą nuplausi to pačiu? Langai gražus. Plaunam su Pepsi. Geriausias ploviklis. Dar Coca-Cola visai nieko, bet... Jau numeris uždėtas, bet dabar plaunam dvir. Coca-Cola dar nieko, bet Pepsi Zero, tai išvis. Virdo visus purvus. Labai... Matau, kojytės dar neparuošta. O, blemba, tai visai buvau pamiršęs. Kažkas žadėjo nusiskust kojytės? Visai buvau pamiršęs. Reikės, bet jinai... Koks dviratininkas, jeigu su apžėlusiam kojom. Liusė, ar pasiruošus Trakų triatlonui? Taip. Jėgosiu visą dieną. Bijai? Bijot nebijau, bet šitų varžybų kažkaip niekada atrodė rimtai nevertinau, bet ko jos arčiau, to man jos svarbesnės kažkaip darosi. Ir galvojau, taip, pernai buvau 8, šiemet lygiai metai po traumas beveik praėjo, galvoju, nesvarbu, tik sudalyvaut. Liusė. Tai kelintas rytoj būsi? Kas čia per klausimas, aš neklausiu tokį klausimą. Aš net ne... Nu gerai, tai koks bus tavo laikas rytoj? 15 būsiu. O koks bus tavo laikas rytoj? Nesvarbu. O tai ką tada? Atrodo, Rūta, man atrodo, kad tu pirmą kartą su manim varžybas dalyvaus. Nei man vieta svarbu, nei Tai laikas bet gal svarbu. žiūrovams svarbu, nu man įdomu. Tai bus matyti rytoj svarbu, man gerai pasirodyti, man dėl to triatlonas ir patinka, kad tavo negali nei prognozuoti laiko, nes neaišku, kokios oro sąlygos, kaip vėjas, kaip kas.
Kaip, nu, daug labai faktorių, čia ne nuo manęs vieno priklauso. Svarbu, kuo geriau pasirodyti. Spausi Max. Spausiu Max. Stengsiuosi, kiek galiu. Be abejonės. Tai kurią vietą planuoju užimti rytoj Trakų triatlone? 5 vietą planuoju užimti. Kas bus pirmas 4? Unė, Paurytė 2 tada, 3 Aukselytė, 4 Vasiljevienė ir tada aš. Bet, bus matyt. Čia būtų gerai 5 užimti, iš tikrųjų. Šią savaitę iš tikrųjų jaučiau, kad mano kojos yra gan sunkios. Aš manau, visgi turėjo įtakos mano 200 ir 300 ilgi minimai. Prieš savaitę myniau į Biržus iš Vilniaus, tai buvo virš 200 km ir prieš 2 savaitės myniau 300 brevetą. Tai galvoju, ar nebus čia man blogiau nuo to varžybom. Tai čia pasiruošimas ar nepasiruošimas? Šitie minimai. Šitie minimai yra pasiruošimas mano svarbiausiam gyvenimo startui. Vestuvėm? Taip, šiandien matausi vestuvinės suknelės. O tai kokia? Taip ruošiuosi Trakų triatlonui. Ir dar antras tada jau po vestuvių. Kitas gyvenimo startas bus. Tai aš dabar turiu paklausti tavęs, koks bus to gyvenimo startas, svarbesnis? Svarbiausias. Pilnas Ironmanas, Taline, rugpjūčio gale. Pilnas. Nežinau, kas bus, bet aš būsiu Ironwoman. Ir darysiuos tatų. Juokauju. Tatų nebus. Palaikykit mane rytoj ir gal man pavyks. Tai jie tą video matysiu po 2 mėnesių su mūsų tempais. Nesvarbu, vis tiek palaikykit mus. Spauskit like ir subscribe. Jo. Ir taip mus palaikykit. Mes visada pamirštam pasakyti, kad užsisubscribinkit, palaikinkit, nes mums tai labai svarbu ir labai laukiam jūsų komentarų. Taip, ačiū. Ir laukiam komentarų, like, share, subscribe, do whatever. Labas rytas, 5 ryto, einam su Liuse pasivaikščiot ir važiuosim į varžybas. Labas rytas, 5:30 ir mes jau kelyje į Trakus. Kava paruošta, energijos biškį įgausim ir judam. Dar kol kas apsnūdę, bet kava padės. Dar miegam. Bet rytiniai kelimaisi anksti plauks visai padėjo. Dabar nesijaučia kažkokio šoko, tiesiog važiuojam ir fain. Ciao, ciao, bella mia, amore, veramente. Ciao, ciao, bella mia, amore, veramente. Bus rytas ir kokios bus geros varžybos ir bus gera diena. Tokia nuotaikėlė važiuojam. O, pilna aikštelė vietos. Yes. Ciao, ciao, bella. Mia amore. Viskas. Pasiruošę, dviratukai, padangelės pripūstas. Jei tik tai prasileisiu. Labas rytas. Nekasdim taip smarkiai. Rekordinis dalyvių skaičius, dar tokio tranzito ilgo nebuvo. Pabėgiosim? Užsidėjau šalmą kaip čiainikas. Vanduo 23,5. Atsiprašau, kad sugadinau nuotaiką. Labai gerai, labai gerai. Labai gerai. Ieškom 229. 228 ir 23, o kur 229? Va mano dėžutė, prie tualeto. Tai labas rytas, visiems jūsų šiandien yra apie 730. Viskas kaip ir svaru. Tu gerą vietą gavai. Unė, tai iš vis čia fantastika. Jų, aš galvoju irgi mano. Nu. Tai laimėsiu. Ar laimėsi? Žymiai damos
Sveiki atvykę į 12-ąjį Skyline Trakų triatloną, iki kurio starto lieka apie 50 minučių. Viskas startas. Einu, padėsiu daiktus į saugyklą ir startuosiu. Pasimatysim po finišą. Laikyk. Neįtikėtina, mes šiandien finišavau greičiau negu Vytautas. Tai Vytautas 8 gal ar kiek kilų bėgo dviračio trasa, nes jam turbūt prakiro padangą, nežinau, bet iki pat bėgimo trasos bėgo, galvojau, gal nebestartuos, bet sutikau po tą trasą, tai bėga. Wow. Labas! Nebukas. Ten yra ir formiai vaikinas. Tai paskorni merginas ir formiai vaikinas. Labai fainas. Žinai, prakalnas pradėjau eiti. Nu ką, aš žiūriu, einasi pasam, ką aš čia. Ar aš eisiu valandą ar bėgsiu. Tai galvoju, reikia pabaigti. Tada visokį, be keli ten basas bėga. Gogintas, you can, you must do it. Bet ir greitai dar pabaigai. Greitai, didžiausia baimė, kad tu blemą dar mane. Labai faina. Labai faina sako. Sėdim po varžybų ant lieptelio, fone Trakų pilis. Ir laimingi, ramu ir gera. Rūta šiandien finišavo 4. Ir gal padarė netgi savo geriausią triatlono laiką. Manau, kad ne. Bet Pritrūko, bet papasako, kas tau labiausiai patiko. šiandien tai tikrai geriausiai buvo dviratis, atminiau pirmą tarp moterų, padėka grupeliai merginų, nes jeigu ne jos, tai tikrai tokio laiko nebūtų, tai labai faina ir dabar jau suprantu vyrus, kurie varžybose dažniausiai randa sukominti ir turi grupės, tai jausmas yra žiauriai geras. Tiesiog turėti grupelę, laikytis, dirbti kartu ir po to jau tik belieka subėgti. Super. Geriausia dalis. Tai patenkinta savo pasirodymu? Patenkinta, tikrai. Aš šiandien net kažkaip ir nesitikėjau gal iki 4 pakilti, tai po plaukimo buvau 15, tai iš 15 į 4, tai wow. Labai Super. Gerai. Tikrai geras emocijos. Labai dar taip, galbūt pralinksmino, kad minant jau į gal paskutinį ratą, žiūriu, Vytautas bėga dviračio trasoje. Bėga su dviračiu ir dar žinau, kad daug kilometrų jam turbūt bėgti ir nieko detaliai nežinojau, tai turbūt, kad įvyko padangos pradūrimas, bet papasakok, ko tu ten bėgioji su dviračiu po trasą dviračio? Ne, tai man paskutiniam rate, dar prieinant iki to paskutinio rato, tai šiandien suplaukiu visai normaliai. Dviratį viskas sekėsi gerai, ten prisivijo tokia grupelė, bet ir turėjo manis prisivyti. Ir iš 3 rate jau paskutiniam apsisukime, išvažiuoju iš apsisukimo, pavažiavau dar kelius šimtus metrų ir jaučiu, kad mėto galą. Pažiūriu, nuleista padanga, sustojau, pasikeikiau keletą sekundžių, nes vis tiek susinervavo. Ir pradėjau varytis, varausi, batai ten dviračio nepatogu, nusėjau batus, pradėjau eiti ir einu basas.
Žiūriu, kad visai čia nieko. Galvoju, negi dabar aš čia valandą eisiu iki to starto zonos, galiu parbėgti. Tu dar ir be kojinių net, iš vis vas. Tai pradėjau bėgti ir tada jau prasidėjo įsipareigojimas. Galvoju, viskas dabar, niekur neturiu kur trauktis, reikia finišuoti. Tai kartais žolė, kartais asfaltų, kartais ten per Elvyrą, kad ir kaip tam pėdų masažą gavau gerą, bet tuos 5 kilometrus dviratį nusistūmiau. Nes vienoj rankoje dviratis, kitoj rankoje batai ir pabiški judu. Atbėgau iki tranzito, apsiaviau savo batus ir jau tada be didelių kažkokių intencijų bėgti greitai, bet tokiu sparčiu tempu visgi trasą įveikiau, tai labai didžiuojasi savim, iš tikrųjų. Labai gera buvo pamatyti bėgimo trasai, kad tu nebaigiai varžybų, o tęsiai ir netgi finišavai, sakykime, greitai už manęs. Tai buvo, aišku, labai keista finišuoti pirmai, kai Vytautas dar trasai, tai čia toks niekada taip nebūna. Aplenkė. Bet aš šiandien aplenkiau Vytautą. Sveikinu. Rūta dar varo estafetį bėgti 2,5 km. Olimpinės mažai dar buvo. Hei, Rūta! Šaunuoliai! Dėkojame linksmą draugybę, ačiū, o dabar apdovanojame geriausiai pasirodžiusias merginas super